Labas vakaras, gerbiama gimnazijos bendruomenė, brangūs svečiai. Malonu matyti jūs susirinkusius į tradicinį kalėdinį labdaros koncertą Uždekim žiburius širdžių. Šių metų renginys skirtas Ukrainos vaikams, kenčiantiems nuo karo, o ypač tiems, kurie visai neseniai, dar vasarą, buvo mūsų bendruomenės nariais. Tiems, su kuriais mes susipažinome daug artimiau. Jie išvyko, bet bendravimas ir užmegztas ryšys nenutrūko. Mes susirašinėjame, kalbamės. Tai todėl šiandien koncerto metu jūs išgirsite mūsų mokinių parašytus laiškus į Ukrainą draugams. Tikimės, kad skaitomi laiškai, dainos, šokiai sukurs jaukią, malonią nuotaiką, o jūsų paaukotos lėšos ir per gerumo savaitę surinktos pirštinės, kepurės, šalikai, kojinės sušildys būrį vaikų Ukrainoje. Gero, malonaus, jaukaus vakaro čia žiūrovai salėje ir tiems, kas mūsų transliaciją žiūrės YouTube kanalu.
pakalbėti mintis. Taip jauku, taip ramu, kvepia jau stebuklu. Verks iš laimės širdis, viskas taip tikra. Labas rytas, labas rytas, jaukus norai skuba pro langą šitą. Labas rytas, artuma mylimų žmonių. Labas rytas, jaukus norai skuba pro langą šitą. Labas rytas, artuma mylimų žmonių. Laimės paukštė giesmę giedos, o židinys degs ilgai dar. Gera šiandien grįžti namo, ten kur gimiau, gyvenau. Taip jauku, taip ramu, kvepia jau stebuklu. Verks iš laimės širdis, viskas taip tikra. Labas rytas, jaukus norai skuba pro langą šitą. Labas rytas, artuma mylimų žmonių. Labas rytas,
kiek prisnigo. Kalėdos tikrai bus baltos. Laiškas visad lauktas svečias. Butas antras. Butas trečias. Ketvirtas penktas. Nieko nėra namie. Kaip tyčia. Jau trečią kartą čia ateinu, o nieko nėra namie. Nieko nėra namie. Tikrai žinau. Tikrai nėra, nes visą dieną žaidžiame kieme. Viską matome, viską girdime. Jie jau vasaros pradžioje iškeliavo. Kai viskas ten krivai rygė primo. Na ir nepasisekė. Pabandysiu vėliau. Sakiau, kad nemėgintumėt. Niekas ten jums neatidarys. Ko tu pyksti, panelytė? Aš juk nekaltas, kad durys užrakintos. Vėl reikės čia iš naujo ateiti, vėl laiškus dalyti, o darbo per kalėdas ir taip daugybė. Mes jums padėsime išsiųsti laiškus. Na, nežinau, ar galiu palikti atsitiktiniams vaikams tokį turtą. Mes neatsitiktiniai vaikai, mes čia gyvenam, visus juos pažįstam. Mes su jais į ekskursiją važiavom. Ir jų adresą žinom. Bet kai ima snigti, visko gali atsitikti. Kas jums čia atsitiks? Duokite tos laiškus. Na, nieko kito man ir nebelieka, kaip atiduoti jums laiškus. Tik tais atiduokite juos tiems, kam jie skirti. O jūs tikrai mumis pasitikit? Mes galėsim išnešioti laiškus? Taip, pasitikiu. Miela Marija, mačiau tave tik gimnazijos koridoriuje. Apsupta draugų, maloniai bendraujančią, besišypsančią. Nedrįsau prieiti, užkalbinti. Bijojau, kad nesusišnekėsime. Žinojau, kad tu iš Charkovo, draugai sakė. Žiūrėdama per laidą apie tavo jau išvaduotą miestą, nusprendžiau parašyti. Kažkur skaičiau, jog laiškai gydo, padeda sunkią akimirką. Žinau, kad tavo miestas žiauriai sunaikintas. Jame nėra elektros, šilumos. Jums dažnai reikia slėptis nuo bombų krušos. Mane stebina jūsų stiprybė ir vienybė. Jūs tikrai įveiksite priešą. Kadangi labai myliu šunis, žiūrėdama reportažą, atkreipiau dėmesį, kad gatvėse nematyti jokio gyvūnėlio. Jie matyt neišgyveno dėl alkio ir baisaus sprogimo trenksmo. Aš siunčiu tau nors žaislinį šuniuką. Gal jis tave apsaugos nuo vienatvės, sušildys.
praskaidrins nuotaiką prieš Kalėdas. Marija, aš tau linkiu patikėti, kad viskas tikrai laimingai baigsis. Dėl viso pikto parašyk laišką Kalėdų seneliui. Jis padeda išpildyti pačias slapčiausias svajones. Būk stipri, apkabinu ir palaikau. Aira. Sukasi kieme pūga, nes už lango jau žiema. Naktį ūbauja pelėdos, praneša, kad tuoj Kalėdos. Mandarinais oras kvepia, o mama pyragą kepa. Žino net ir mažas vaikas, magiai atėjo laikas, kuomet niekas nematys. Pėjaus namuose skraidys, mažutėliai pirštukai, slėpsis po egle nykštukai, kuomet niekas nematys. Pėjaus namuose skraidys, mažutėliai pirštukai, slėpsis po egle nykštukai. Šiam stebuklų šurmuly tu dar užduotį turi, per metus tikrai svajojai ir daug norų sugalvojai. Tai negaskiniai dienelės, patarė Kalėdų senis. Šiandien laišką parašyk, ko tik nori paprašyk. Vieniems greit, kitiems lėtai, norai pildysis tikrai. Kuomet niekas nematys, pėjaus namuose skraidys. Mažutėliai kaip pirštukai, slėpsis po egle nykštukai. Kuomet niekas nematys, pėjaus namuose skraidys. Mažutėliai kaip pirštukai, slėpsis po egle nykštukai. Kuomet niekas nematys, pėjaus namuose skraidys. Mažutėliai kaip pirštukai, slėpsis po egle nykštukai. Kuomet niekas nematys, pėjaus namuose skraidys. Mažutėliai kaip pirštukai, slėpsis po egle nykštukai.
Laišką Katerinai. Kai mokytoja per pamoką pasiūlė parašyti laišką jums, Ukrainos vaikams, viduje kilo kažkokia pasipriešinimo banga. Kodėl? Ką rašyti? Kam rašyti? Ar tos laiškus išsiųs? Ar tai vėl kokia nors parodomoji akcija? Bet kaip patarė rašyti tiems, kurie dar pavasarį vaikščiojo mūsų gimnazijos koridoriais, trumpai papasakoju apie jūs. Pagalvojau, rašysiu. Ir visai nesvarbu, ar tas laiškas pasieks tave. Aš prisiminiau prieš keletą metų skaitytą Anos Frank dienoraštį, rašytą Amsterdamo slėptuvėje. Manau, ir tu, Katerina, išgyveni panašų likimą. Išgirdusi oro pavojaus signalą, bėgi slėptis, gyveni šaltuose ir tamsiuose namuose. Bet priešingai nei Ana, tu gali išeiti į gatvę, kai viskas nurimsta, gali susitikti su draugais, gali mokytis. Aišku, baimė, tvyranti net ore, neleidžia pamiršti realybės. Jei tai padėtų, žinok, jog aš, mano bendraklasiai, mūsų gimnazijos ir miestelio bendruomenė, visa mūsų šalis kartu su jumis. Mes žavimės jūsų vienybę, susitelkimu, drąsa ir tikime, kad jūs tikrai nugalėsite. Per televiziją mačiau močiutę, kuri jūsų atkovotoje teritorijoje su ašaromis akyse žurnalistams sakė: jaučiat, kvepia pergalę. Todėl net nebejoju, kad vieną dieną saulėgrąža pražys pergalės spindulį. Žinau, jog tu savo bendraamžiams Lietuvoje burdavai ateitį. Viliuosi, kad žvaigždėtą naujųjų metų naktį, užlipusi ant nesubombarduoto namo stogo savo mieste, išsklaidysi tamsius debesis ir karas baigsis pergalę. O kad nesušaltum, siunčiu tau kepurę, pati mezgiau. Sėkmės. Pažiūrėk už lango, sninga švelnumu ir apkabinę save, savo draugą, nusišypsok. Tu negailėk švelnumo paukščiui mažam ir pastebėjęs žvaigždę danguj, kam nors dovanok. Šiandien liūdna, būk geras, neliūdėk. Savo svajonę, laimę, likimui patikėk. Naujųjų metų stogais pakeisim į dangų baltais angelais ir pamatysim, kad žemė graži, laiminga ir meilės pilna.
Danilai, rašau tau šį laišką, nes noriu parodyti, jog tu man rūpi. Man rūpi tavo skausmas ir išgyvenimai. Pats nedirbu, todėl negaliu suteikti paramos pinigais. Viliuosi, jog tai ir toliau daro ir darys didžioji dalis mano saugusių tautiečių. Tačiau noriu dėmesį parodyti bent laišku. Nežinau, ką tu patyri gyvendamas Šeduvoje. Manau, gimtinės ilgesio nenumalšino nei futbolas, nei badmintonas, nei saugus gyvenimas mūsų miestelėje. Turbūt gerokai palengvėjo, kai vasaros pradžioje nusprendėte grįžti ten, kur giminės draugai. Nesvarbu, kad anot Albino Žukausko lauke, tuščiam kaip vargšo delnas, kur skardžiai klykia rudeniniai paukščiai, sustingė vyro palaikai. Žmogaus, kuriam mirtis lengvesnė buvo už išniekinimą, gėdą. Liūdni veidai ir saulė nelinksma šį rytą. Lašena laikas ir rodyklė sukas aplink ašį. Sunkes dienas jums neša, minutės lenka baisios. Nekaltas, draugė, tu nekaltas, kad ne vergyją pamylėjai, laisvę. Laisvę gyventi, mokytis, kurti ateitį savo šaly. Galvodamas apie tave prisimenu Lietuvoje populiarios Vytauto Kernagio paukščius. Jūs panašus, išgąsdinti šiurpios karo audros, tik trumpam palikote savo kraštą. Noriu dar pridurti, jog mes visi kartu su jumis, su tavimi, už tavo laisvę. Jei norėtum kada pasikalbėti, pasiguosti ar pasidžiaugti, būtinai parašyk. Nebijok kalbėti apie savo jausmus ir tikėk, kad viltis nemiršta. Postscriptum. Mano kalėdinė dovana tau, močiutės megztos kojinės. Tegu šildo.
keliais krinta snaigės iš viesulingų debesų. Išskrido paukščiai link dausų, tylųjų meilės giesmės baigės, lai grįžtoje toli nuo mus. Užmiršę dar ganas lietų, išskridę paukščiai į namus. Sugrįž pavasarį saulėta, lai grįžtoje toli nuo mus. Užmiršę dar ganas lietų, išskridę paukščiai į namus. Sugrįž pavasarį saulėta, kokia baugi rimtis aplinkui, kai viskas tuščia ir nyku. Kai negirdėti virš laukų sparnuotų mūsų giesmininkų draugų, mielas būk ramus. Šaltos žiemos ranka groblėta išbaidė juos bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėta, drauguži, mielas būk ramus. Šaltos žiemos ranka groblėta išbaidė juos bet į namus. Jie grįž pavasarį saulėta, o mes besparniai žemės paukščiai, jos pasitinkam akimis. Ir vėtra vėl nujausdami, grėsmingon šiaurėn žiūrim paukščiai, likimas piktas ir nuožmus. Dažnai lyg žaislas žmogų mėto, pavydžiu paukščiams į namus. Jie grįž pavasarį saulėta, likimas piktas ir nuožmus. Dažnai lyg žaislas žmogų mėto, pavydžiu paukščiams į namus. Jie grįž pavasarį saulėta. Viršum kalnų ir klonių, jie lėks velsvais dangaus keliais ir vėl kaip pernai nusileis ant seno ąžuolo galiūno ir džiugins jaunus ir senus. Giesmė tik sykiu jau girdėta, išskridę paukščiai į namus. Sugrįž pavasarį saulėta ir džiugins jaunus ir senus. Giesmė tik sykiu jau girdėta, išskridę paukščiai į namus. Sugrįž pavasarį saulėta. Miela Viktorija, tu buvai pati paslaptingiausia mergaitė iš Ukrainos. Kai kiti tavo bendramžiai dalinosi savo mažais džiaugsmais ir laimėjimais, laikysi atokiau. Nusišypsodavai tik retkarčiais. Tik įtarti galiu, ką slėpei savo sieloje, ką išgyvenai ten ir čia, Lietuvoje. Tik perskaičiusi jūsų poetės Julijos Musakovskos eilėraštį, manau, šitą supratau. Išsikasim žeminę, įsigysim ožkytę. Mūsų kiemo lopinėlis bus lyg parkas. Vienos nakties burnoje mėnulio dantis švyti.
žvakė galiu iki ryto paverčia kiekvieną. Saujelė šiltų pelenų, sausos žemagės rankai, maži mūsų džiaugsmai, o vargas didis ir aklas. Vaikai pajuodusio sodo, išdeginto vieškelio, kaip dabar dėti į žemę, kad išdygtų vėliai? Gerti pieną kasdien su kraujo prieskoniu, kol suka ratus aukštai žmogžudžio šešėlis. Krauna lizdus kriaušėse, nors išpjauk visas. Atsigręžki mane kaip žolė, kuri tyliai kentė. Naktis praeis, mes brisim per šaltas rasas, mėgausimės ir mėginsim išgyventi. Ir mėginate, vienos, laidodamas savo tėvus ir vaikus, be vyrų, mylimųjų, nuolatinėse kelionėse, labai trumpose iki slėptuvės ir labai ilgose, iš vieno pasaulio krašto į kitą. Pamačiusi oro uoste moteris su ryšuliais, didžiuliais lagaminais ir vaikais, suprantu, jūs neturite namų. Laikinumas jūs verčia gūžtis į save, nuolat klajoti iš vienų pažįstamų, draugų, giminaičių namų į kitus, po visą Europą. Jei norite likti gyvos ir užauginti savo vaikus. Kaip našlaitės. Išdidžios našlaitės. Stebina ir žavi jūsų rūpestis, kantrybė, tikėjimas, jog išgyvensite. Mūsų vyrams sunkiau. Išgirdau iš vienos moters lūpų. Laikykis. Mes su jumis iki pergalės, Viktorija. Severiutė, nuo Užpalių kaimo, kur gelžkelis suka į pietus, kur bėgiais ėjau aš basa, kaip neščia iš namų išvarytas kalbėjo, lik paskutiniai prie didelio užtiesto stalo nebuvo man vietos, už nugaros mane girdint, kalbėjot, kalbėjot, už nugaros mane girdint, kalbėjot, kalbėjot, už nugaros mane girdint, kalbėjot, kalbėjot, aš nebuvau jums sesuo, aš tik kausdavau baltinius, pati auginau savo trečiąjį nebylį brolį, prisiverkiau mirusio tėvo medinėje lovoje ir jūsų nekaltinau. Lyg per peilius ėjau aš per gruodą, bridau kaimo molį, toli gyvenau aš nuo jūsų, nuo Užpalių kaimo, už mylių. Naktim apie mažą baltgalvį vaikelį, baltgalvį vaikelį, šnekėdavau su žole. Man grojo harmonika mažas kupriukas, kur užpernai mirė. Jis sakė, mane lučiu aprėdysęs, apausias mane dalgelę. Jis sakė, mane lučiu aprėdysęs, apausias mane dalgelę. Jis sakė, mane lučiu aprėdysęs, apausias mane dalgelę. Dieve tu mano, aš net nemačiau, kad paseno. Kaip didelis apšviestas miestas, traukinys šitą naktį praėjo, o ašgi tik tai Severiutė, o ašgi verkiu kaip piemenė, kaip tyliai ant nebaigto audinio verkia kuprota audėja. Šitiek metų praėjo ir vėlu jau paguosti, jums piemenės reikėjo, jums meilužės reikėjo, jums guodėjos basos reikėjo. Guodėjos basos, ką iš manęs jūs padarėt?
važiuoti, bagoti, batuoti. Aš juk tik tai Severiutė, aš trečiojo Nebylio brolio sesuo. Sveika, Ana. Esu Patricija, mokausi 10 klasėje. Nusprendžiau parašyti tau, norėdama palaikyti tave ir tavo šalį. Aš beveik kiekvieną vakarą pagalvoju apie jūs ir meldžiuosi, kad kuo greičiau baigtųsi karas, o jūs, užsigydę žaizdas, galėtumėte pradėti gyvenimą iš naujo. Kai Rusija užpuolė tavo šalį, mano galvoje sukosi ir sukosi vienas mūsų poeto Marcelijaus Martinaičio tekstas. Žinau, jog tau patinka literatūra, todėl suprasi dėl ko. Paklausyk. Rytą, patekant saulei, mirė Boružė. Ją vežė iškeltą aukštai, stikliniam laše. Pakeliai, be kepurių stovėjo basi šienpjoviai, žybčiojo dalgiai. Priekyje 12 raitelių jojo, kaip nupiešti jų žirgai, ėjo nuleidę galvas. Ir nesimatė, kur baigėsi kelias. Šalia katafalko ėjo mergaitė Raiša. Ji buvo Boružės sesuo. Raudotojų 12, tų 12 juodai gobturuotų naktų paskui raudodamos ėjo. Saulelė, saulelė, auginki smilgelę, Boružei pakilt. Saulė ant dalgių galandų, dalgiais pakirto smilgelė, 12 raitelių jojo, krito rasa. Sviedinių išdraskyta žemė, namai vaiduokliai, nekaltų vaikų kūnai, visa tai beveik kasdien. Ir pražydusi gėlė, tada suprantu, jog gyvybė daug kartų stipresnė už mirtį. Labai norėčiau, kad tuo patikėtum ir tu, kaip ir aš, skaitydama Edmondo de Amičio knygą Širdis. Tu pajusi šventą meilės džiaugsmą, kai išvysi, kaip į gimtąjį miestą grįžta išretėję, pavargę, apiplyšę, suniokoti pulkai. Kai karių akise pamatysi išdidų pergalės švytėjimą, virš jų galvų kulkų suvarpytos vėliavos. Džiūgaujantį minia barstys jiems kelią gėlėmis, laimins juos ir bučiuos. Duok Dieve, kad tai greičiau atsitiktų. Baigdama noriu palinkėti džiaugtis kiekviena diena, kiekviena maža ir didelė pergalė. Ukraina tikrai laimės šį karą. Mes su jumis iki pergalės. Look at the stones on the river.
to somebody says, swim with the current and float away down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn in the river deep, and I don't know why I go the way down by the riverside. When that old river runs past your eyes to wash off the dirt on the riverside, go to the water so very near, the river will be your eyes and ears. I'll walk to the borders on my own, fall in the water just like a stone, chill to the marrow in them bones. Why do I go here all alone? Oh my
visi tie laiškai? Mistika kažkokia. O mes jų visur ieškojom. Kur jie buvo dingę? Ačiū Dievui, kad atsirado. Dabar galėsim juos visus išsiųsti. Na, mano šaunus pagalbininkai, kaip jums sekėsi? Ar visus laiškus išsiuntėt? Visus išsiuntėm. Dėdė laiškanešy, ar jūs tikite kalėdų stebuklais? Čia šis tas nutiko. Juk sakiau, kad kai ima snigti, visko gali atsitikti. Taip, tikiu stebuklais, nes be tikėjimo nebūtų ir gyvenimo. Ir laimėjimų. Ir laisvės. Gerumo. Gyvenime svarbiausia tikėti, mylėti ir turėti vilties. Mes visi kartu nugalėsim. Vienas. Mažasis princas nemelavo. Kai mes ką nors prisijaukiname, tampame už juos atsakingi. Pažiūrėkit, kiek atsakingų žmonių. Pažiūrėkit, kiek atsakingų jų dar auga. Taip. Aš už tą atsakomybę labai noriu padėkoti. Labai bijau ką nors pamiršti, todėl man parūpina sąrašą. Ir už tai, kad šiam šiltam vakare užsidegėm žiburius širdžių, labai noriu padėkoti mokytojai Virginijai Diržinauskienei, Astijai Poškai, Ritai Ivoškieniai, Kęstučiui Meškauskui, Kornelijai Staševičiai, Aušrai Mickutei, Jolantai Jakučkieniai, Rimai Juškieniai, Engritai Diržieniai, Virginijai Pranieniai, Aušrai Poškieniai, Rinai Paškevičianiai, Jūratei Juškieniai, Rūtai Šablevičianiai, Godai Mikalonieniai, Irenai Karinauskieniai, Mildai Baltuškieniai, Ingai Rutkauskieniai, Vaidai Čepieniai, Rožiai Dilieniai, Vitai Kasarauskieniai, Gintautui Makučiui, Vaidai Kielai, Gyčiui Malatokui, Stanislavai Baubkuvieniai, savo pavaduotojams Jūratei ir Daivai. Labai ačiū kultūros
ir amatų centro žmonėms. Labai ačiū Pijui Reitvidui. Ačiū neapsakomam būriui mokinių, kurie labai atsakingai, labai ilgą laiką ruošiasi. Ir dar vienas be galo širdį glostantis momentas. Tai ką per gerumo savaitę, ką iki šios šventės mezgiam, nešim, kojinės, šalikai, kepurės, viskas bus perduota Ukrainiečių integracijos centrui Malva, kurie tiesiogiai nuveš ten, kam labiausiai reikia. O tas gerumas, kuris, gerai, kad sėdėjau, kai atnešė šitą laiškelį, nes būčiau prisėdus, tas gerumas, kuris išsivertė į eurus mūsų labai dosnios bendruomenės dėka, bus pervestas 1K fondui. O suma, kurią jūs po truputėlį sunešėt su visa šiluma ir meile, yra 1559 € ir 28 centai. Labai ačiū, kad visa bendruomenė auginame tokius atsakingus žmonės. Manau, kad kaip tie sakalai, viskas bus gerai. Slava Ukraini. Labai ačiū, būkite saugus, būkite sveiki.